Sveiki, aš esu Rūta ir šiandien svečiuose esu pas Iriną. Pristatyti Irinos turbūt nedrįsiu, nes galvoju, kad visų tų pareigų, vaidmenų, kurias Irina pati atlieki, galvoju, kad aš net turbūt ir nežinau. Tai turbūt paliksiu pačiai vis dėlto apie save. Sveiki visi. Ačiū Rūta, kad davė šitą idėją, man labai patiko. Ir kadangi šiai dienai daug kur rodysiuos ir kuo toliau turbūt tuo daugiau eteryje, tai labai gera praktika. Tai jeigu kalbant apie mane, aš esu tiesiog Irina, kuri pradėjo Kėdainiuose fotografuoti daug metų atgal. Drįsčiau pasakyti, galbūt netgi daugiau negu 10 metų atgal. Ir pradėjau savo tokią solo karjerą, turėdama mažus vaikus ir iš pomėgio tai tiesiog tapo labiau darbu. Tai dirbau tokį darbą labai ilgą laiką, po to nutiko Covidas ir atsirado pas mane Erasmus programa gyvenime, kur aš iškeliavau į Budapeštą ir ten man idėja labai patiko būtent apie PR agentūrą. Tai išvykdama po 3 mėnesių per paskutinį susitikimą esu pasakiusi, kad man labai patiko jūsų idėja, kaip jūs dirbat, kaip viskas vyksta pas jūs viduje, kaip virtuvė. Aš darysiu grįžti Lietuvoje PR agentūrą. Darysiu būtent taip arba panašiai. Tai yra komunikacija. Tai yra brandų, įmonių, solo verslų ar aplamai verslų komunikacija skirtingais dalykais. Pavyzdžiui, tai gali būti social media, kas mane be galo žavi jau seniai. Ir lygiai taip pat pereina per visus kitus kanalus, ne tik tai social media, tai eina ir žurnalistikos įgūdžiai, tai eina ir storytellingas, kaip pavyzdžiui, taip pat tai eina kitos dedamosios dalis, kas susiję su viešinimu. Būtent PR tai yra viešinimas arba matomumo didinimas, dar aš kitaip galiu pavadinti. Tai po kurio laiko visgi aš išdrįsau. Tai pirmoji mano įmonė buvo VŠI Skarpa, kurioje ir dabar šiai dienai dirbu. Ir man viešinimo klausimai, aplamai pasakojimai apie brandus, apie įmonės, kaip jos dirba, ką jos veikia, kas yra solo verslai, labai sužavėjo ir aš vis dar tuo žaviuosi. Nežinau, kiek laiko man tai tęsis, bet tikiuosi, kad labai ilgai. Ir iš to galų gale visgi išėjo taip, kad sutikau savo vyrą, irgi besinaudodama programėlę, Tinderiu, ir nutiko šeima, kitaip tariant. O kai nutiko šeima, atsiranda dar nauji kažkokie tai interesai, įdomumai, ką galima dar padaryti, susivienijus kaip šeimai. Tai iš to atsirado maža idėja, kuri mums nelabai pasiteisino. Gal jinai buvo tuo metu per maža mums, nes šiai dienai man jau tai atrodo visiškai normalus dalykas. Bet galų gale tai transformavosi, aš taip pasakyčiau, gal labiausiai tinkamas žodis yra į naują verslą, naują idėją. Nes esame būtent mūsų šeimos restorane, dar visas kvepia būtent dažais, dar dažymai vyksta ir daug kitų dalykų dar eigoje. Tai bandysim įskiepyti, pažindinti, edukuoti žmonės apie kitokią virtuvę. Ne tą įprastą, kur mes dažniausiai matom įprastuose restoranuose, jau turbūt pripratę esam prie kiniečių, prie japonų virtuvės, prie korėjiečių irgi lygiai taip pat, bet tokios kaip arabiškos virtuvės, arabiškų skonių virtuvės, turbūt mažai kur galima sutikti Lietuvoje, nebent tam tikrus niuansus arba tam tikrus skonius galima tikrai atrasti. Aš tikiu, kad taip ir yra. Tai vat, iš paprastų kepinių namuose, draugams ir savo gavosi taip, kad mes pasiėmėm restoraną. Toksai nutikimas. Tai vat, kalbant apie mane, kas aš esu, tai aš pradėčiau nuo to, kad mano yra
genuose galbūt klaidingai įvardinti, nes pas mane nei vieno nebuvo giminėje fotografo, bet manyje yra nugaroje kablys ir fotografija yra turbūt numeris 1. Toliau eina komunikacija, komunikacijos strategija. Man labai patinka dabar tas naujas žodis, ne tai, kad gal naujas, bet man labai priimtinas komunikacijos strategija. Toliau ir dabar čia susidūrėm su restoranų verslu. Tai kaip visą tai įvyks, kaip viskas vyks aplamai, dar sunku pasakyti net pačiai, nes neįsivaizduoju. Bet kaip esu girdėjusi ir žiūrėjusi, stebėjusi kitų restoranų savininkus, tai jie įvardina pačias geriausias savybės, kokias gali būti restorano valdytojo arba vadovo. Tai visų pirma, tai visgi yra komunikacijos klausimai, tai yra reklamos klausimai, tai yra visa ką padaryti galima dėl to, kad žmonės ateitų. Vėlgi, kad ateitų, tai yra vienas klausimas, bet kad sugrįžtų, tai yra daug įdomiau. Tai vat. Aš galvoju, kad tai, ką pasakei, santykis iš esmės, ne, mes kaip bebūtų, esam skirtingų specialybių ir aš galvoju, kad tas santykis kažkokiu būdu vis tiek, ar ne, vieną pritraukia žmonės, o antrą padeda jiems sugrįžti. Ir jeigu galvot apie tą mano pirminį idėją, kodėl aš apskritai, ar ne, kalbinu kitus žmonės, tai yra ta patirties istorija. Ir atrodo, kad tos patirties iš tiesų yra daug, labai įvairios. Ir kažkaip man norisi dar pasukti, gal nežinau, kiek čia tuos asmeniškumus, ar ne, nuo to darbinio gyvenimo prie šiek tiek didesnio to asmeninio gyvenimo, ar ne, nes kad ir dabar, ne, yra libanietiškas restoranas, ar ne, vyras pačios yra libanietis, ar ne, ir ką reiškia būti, be to, kad esi fotografė, verslininkė, dar nepaminėjai mentorė, ar ne, sėkminga klubo, ar ne. Ką reiškia būti libaniečio, užsieniečio žmona, kuri gyvena vis dėlto ne didmiestyje ir tokiam kontekste, kuriame gyveni, ar ne, ką reiškia būti to vyro, kuris yra tavo vyras, žmona? Žinokit, labai įdomi patirtis. Aš pasakyčiau, kad būtų labai juokinga, bet pirmas 2 savaitės stengiausi būti pati geriausia žmona. Gaminau, tvarkiau, dariau viską, kad mano vyrui būtų patogu. Pasirodo, jam to nereikia, jam net neskanu, ką aš gaminu. Ir po savaitės geros mano kankinių virtuvėje nutiko taip, kad sako, nebegamink, jau nebegadink man nuotaikos, nebegadink man skonio receptorių, nes man tai, kad tu gamini, yra visiškai nesąmonė. Sako, geriau tu eik pailsėk arba dirbk savo darbus, kažką, tai bet virtuvė viskas jau palik man. Tai vat, mano atveju, aš sakyčiau, kad man vienintelė iš mūsų giminės pasisekė, todėl kad visos moterys mano giminėje, jos visos gamina, visos daro saldumynus, jos visus balius, viską daro pačios, o aš ateinu ir va taip koja ant kojas. Gamina vyras. Tai va, iš tos serijos, pavyzdžiui, kalbant, ne. Toliau pasirodo, aš nemoku plauti indų. Tai va, tai bandau išmokti, bet nesigauna, tai aš tiesiog pasakau vyrui, tu išplausi. Jeigu jisai pasako išplausi, tai gerai. Bet, pavyzdžiui, indų neplaunu, kur yra po kiaušinio, neplaunu indų, kur yra daugiau riebalų ir neplaunu indų, kur yra kaip čia dabar pasakyti, sunku apibūdinti, žodžiu, yra specifiniai indai, po kurių maisto aš indų neplaunu. Tai va, tai pagrindas yra būtent kiaušinis ir pagrindas yra riebalai. Tai va, tai aš. Čia neleidžiama, tam tikrą prasme. Geriau nedaryk, čia yra toks. Jo, nes aš to nemoku daryti, pasirodo. Man 42 metai ir aš nemoku plauti indų. Taip galvą nuleidžiu, o viduje toksai velniukas. Yes! Svajonių, ar ne? O tai vat kultūriniai dalykai, ne? Kiek aš žinau, tai
vyras, nu, gal mes visi turim, ar daugelis bent jau turim kažkokių įsitikinimų apie Libaną ar kitas ten kaimininės šalis, ar ne? Vyras, kiek pačio žinau, nėra musulmonas, ar ne? Ne, krikščionis. Bet vis tiek, aš spėjau, kultūriniai skirtumai, ar ne, nu jie yra, bent jau mano galva, turbūt nemaži. Kaip tie kultūriniai skirtumai ar kažkokie šiaip tiesiog ypatumai atrodo jūsų šeimoje, gyvenime ir kaip jie ateina ir į verslą čia? Dėl pačio verslo dar sunku pasakyti, galbūt išskirtinumas būtent ir bus tokie patiekalai, kurie turi skonį, nes dauguma lietuviškų patiekalų mano vyrui netinka dėl to, kad ten, sako, ligoninės skonis, ligoninės maisto skonis, jisai jų nesupranta. Bet šaltibarščiai numeris 1. Šaltibarščiai viskas tvarkoja, pats geriausias patiekalas pasaulyje, ką sugalvojo lietuviai. Tikėtina lietuviai. Tai tas dalykas jį labai žavi. Mes, kur nuvažiuojam, pavyzdžiui, važiavom irgi į Libaną pirmą kartą prieš porą metų, tai irgi bandėm pagaminti ten šaltibarščius, nelabai pavyko, nes ne kažką su kefyru ten pas juos. Bandėm važiuoti į Švediją pas sesers šeimą, vyro sesers šeimą, irgi darėm šaltibarščius, tai irgi buvo sužavėti, buvo labai labai įdomu. Tai primink klausimą, šaltibarščiai. Kaip kultūra ateina, atrodo jūsų šeimoje gyvenime čia? Tai, sakykime, kalbant apie tokius skirtumus, aš tokio kaip šeimos gyvenimo skirtumų, aš nelabai matau. Galbūt matau pokytį, kas buvo santykiuose prieš tai ir dabar, nes jau čia mano antra santuoka. Tai aišku, čia žmogui nelygu ir jos čia lyginti nėra ko ir nėra net galimybės palyginti. Man labai patinka, kad tai yra, visgi šeimos kultas yra labai svarbus. Tai kas susijęs su šeima, tai labai svarbu, mane tai labai džiugina. Galbūt tokį didesnį išskirtinumą aš pasakyčiau tuo, kad praktiškai labai daug telefonų bendrauja tarpusavy. Labai daug, kiekvieną dieną gali ir po kelis kartus susiskambinti. Pas mus to nėra ir mano šeimoje ir artimųjų rate tokio dažno tikrai nėra bendravimo. Pasiskambinam ten kartą į savaitę, ten jeigu kažką tai reikia daugiau, dažniau šiek tiek. Jeigu sergam, tada taip, arba ligoninėje gulim, tai tikrai susiskambinam dažniau. Mes gal labiau bendraujam grupėse, tai yra grupinis čatas pas mus šeimos yra, ten pasisveikinam, pasidalinam įspūdžiais, nuotraukom, video, dar kažko. Tai mes gal labiau šitaip bendraujam. O kitas svarbus dalykas, tai krikščioniškas tikėjimas, katalikybė Libane ir čia Lietuvoje yra ir panašu, ir labai daug skirtumų. Pavyzdžiui, dabar ne per seniausiai praėjo Velykos, tai pas juos pagal tradiciją maži vaikai neša papuoštas žvakutes, degančias arba ne visai degančias, ir jie, kai eina procesija aplinkui ne bažnyčią, o visą kaimą, ir maži vaikai su baltais rūbeliais nešasi žvakės degančias, arba taip šiaip žvakės papuoštas visai įdomiai. Ir ką dar jie procesijos metu nešasi, tai dažnai nešasi didelius palmės lapus. Man vyras rodė netgi video, sako, žiūrėk, kaip pas mus Velykos. Tai pas mus taip nėra. Kas dar, tai jie tikrai yra labai labai tikintis, galbūt netgi geresni katalikų negu mes. Aš taip palyginu pagal savo aplinką. Tikrai kiekvieną sekmadienį kaime eina į bažnyčią beveik visi, nebent ten serganti dar kažkas, tai yra problema su atėjimu. Toliau šeimoje santykiai, irgi pavyzdžiui pastebėjau, kai buvome Libane, kažkas tai jaučiasi kitaip. Tas ryšys, bendravimas su tėvais, buvimas su tėvais yra daug stipresnis negu mes turim. Bent jau ta patirtis, kokią aš turiu aplamai savo šeimoje, nes kalbam apie mane, tai ten yra, nežinau, 10 kartų daugiau, kaip minimum. Tai nes jie ten labai 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 stipriai tarpusavį bendrauja.
Tai va tokie ir skirtumai. O tai dar jeigu galvojant apie tą restoraną, ar ne, kad jau šiandien esam čia, ar ne, kaip ta libanietiška dvasia, nežinau, ar jūs jau nors tai turit viziją, ar ne, kaip ta libanietiška dvasia bus čia ir kaip ją bus galima pajusti, ar bus galima kažkaip pajusti, bet to, kad tai bus maistas. Vienas iš pagrindinių turbūt irgi tokių akcentų, kokius mes turėsim, tai mes jau šiai dienai turim 5 alyvuogių medžius, kuriuos vyras persodina, atvežė. Tai yra mūsų simbolis restorano, alyvmedis. Ir be maisto dar mes turėsim besikeičiančią nuotraukų galeriją. Dar neįsivaizduoju, kokia struktūra tai įvyks, bet tai bus besikeičiančios, aš tikiu, kad nuotraukos, galbūt ant ekrano bus Libano vaizdai, nes nuotraukų parsivežiau iš Libano labai daug. Ir tai dar sustiprina tą vertę, kadangi ten to kaimo praktiškai nebeliko, nes dėl karo veiksmų Libane. Ir ypač ten jų kaime liko gal tik 20% viso to kaimo. Ir ten žmonės jau yra dalis jų grįžę, kas nuomojasi likusius apartamentus arba butus arba namus. Ir ten tiesiog lieka gyventi, nes jie kitaip negali. Jų ten yra jų kraujas, jų kiti dalykai, nors patogumų yra mažiau. Nėra vandentiekio, šiai dienai dar vis nesutvarkyta, nėra pastovios elektros, nėra interneto. Žmonės susiduria su labai įvairiais sunkumais, bet, įsivaizduokit, jeigu vyresnio amžiaus žmogų išvežtum truputėlį toliau nuo namų, kaip jisai jaustus, jie lygiai taip pat, tik dar jautriau. Tai tas ir yra, kad žmonės ten, aš jaučiu, kad yra dar šiltesni negu mes. Mes ir šiauriečiai tarp kitko, tai mes truputėlį kitokie ir esam. Tai kas dar, tai aš tikiu, kad bus nemažai edukacijų, kurios galės sudominti žmonės. Tai yra bus pažintinis maisto kelias, galbūt taip aš pavadinčiau. Yra labai nemažai kitokių idėjų, bus kitokios edukacijos, kurių aš dabar neišduosiu, nes yra rašomi ir projektai. Tai jeigu kas nors tikite, kad jum kažkas tai rezonuoja, tai tikrai galima ir su manim susisiekti, kad galima padaryti ir daugiau tą temą. Jau labiau, kad turim labai daug vietos. Tai prašom idėjom pasidalinti, jeigu turite idėjų arba noro, tai tikrai drąsiai už. O kaip tave pačią ten priėmė šeima? Aš nustebau, aš gal nesu tokia labai atvira ir labai šiltas žmogus iš pirmo karto, nes mane reikia prisijaukinti. Tai labai nustebino, mes atvažiavom ten beveik naktį, grįžom naktį, visi laukia, įsivaizduokit, vos ne pusę kaimo laukia mūsų, kol mes atvažiuosim. Žodžiu, ir kai jau atvažiavom. Pažiūrėti tą europietį. Nes svarbiausia, mano vyras ir vaikas atsivežė, žinot, pirmas vaikas, tada ten visai kita istorija. Tai jau labiau, kad pasižiūrėti į žmoną ir žmonos mamą, nes viskasgi susiję gyvenime, ne kaip mama atrodo, kaip ir žmona. Tai tie visokios svarbus dalykai. Tai laukia, padarė mums stalą, 12 valandą mes valgėm, dar po čiurkelę išgėrėm ir ėjom miegoti, žodžiu. O paskui buvo dar toks labai įdomus dalykas, kad įsivaizduokit, atvažiuoji kažkur tai pas giminės į svečius ir kaimynai vis ateina pasisveikinti, susipažinti. O ten jų tai daug, tai tik eina palei tvorą, ten kokie nors pasivaikščioti arba su reikalais pas kitus kaimynus, arba dar kažkur tai važiuoja su reikalais, sustoja, eina būtinai pasisveikinti, mano vyras. Irina sako, viskas jau atėjo, jau kiti atėjo. Ir vėl Irina eina nuo kompo, nes ten irgi šiek tiek darbo nusivežiau, tai buvo, kad šiek tiek dirbau ir ilsėjausi, ten visko buvo. Tai tas labai stebino, tai įsivaizduokit. Nežinau, kiek kartų gėriau kavą su vis kitais žmonėmis, buvo labai daug.
Ir tikrai neįsivaizdavau, kad tuos mažiukus kavos puodelius aš galiu išgerti daugiau negu 5 turbūt esu išgėrus ir 5 per dieną. Aš ten galvoju, man širdis išlėksi per gerklę, bet dėja to nenutiko. Pasirodo, ta kava yra tokia ypatinga tuo, kad jinai nėra veikianti bent jau mane. Aš nejaučiau jokio skirtumo, ar aš čia išgėriu ar neišgėriu. Budrumas, taip, paaktyvėja budrumas. Bet kai būna, pavyzdžiui, Lietuvoje, jeigu išgeriu 2 puodelius, paskui 3, tada atsiranda rankų drebėjimas, bent jau čia bet čia turbūt mano problema yra. Aš nežinau, klausau ir galvoju, taip, viskas kažkaip gražu, ar ne, aš čia tas nuotraukas mačiau, tie alyvmedžiai man čia ir tas pavadinimas, beje, ne šiaip sau, ar ne, aš klausiau, tas pavadinimas. Šito restorano pavadinimas Yra būtent kaimo pavadinimas. Kuris yra gyvas, tik tai ne toks, koks buvo prieš tai, kai mes jį nuvažiavom. Būtent, kad turėti tokį prisiminimą ir jaukumą galbūt suteikianti, nes kad ir kaip bebūtų liūdna, mes prisiminimus norim juos turėti kiek galima šiltesnius. Tai va, tai kam susijęti su tuo, kas yra kitiem labai neįdomu, tai gali būti tiesiog mūsų šeimos istorija. Tai mes labiau taip rezonuojam, kaip ir pasakojam apie tai, kad tai yra mūsų šeimos istorija. Mes ten vieną kartą nuvažiavom kartu ir parsivežėm labai pačius geriausius įspūdžius, bent jau aš ir mano mama ten buvom. Wow, ten buvo kažkas, tai mums buvo visai kita planeta, mes tokių žmonių nesam matę gyvenime, tai vat labai nustebino. Tai iš to tiesiog ir išaugo, būtent, kad būtent Alma Shop, taip ir tarėsi, Shop. Alma, tai turbūt visi žinom ir lietuvių kalba, yra tiesiog vardas Alma, bet Shop yra žmonės iš arabų kalbos, tai Almo žmonės. Tai mes kaip ir save irgi priskiriam prie Almo žmonių, tai restoranas taip ir vadinasi Alma Shop, o jeigu lietuviškai paprastai, tiesiog Čebas. Tai vat, ar ne, tas mano klausimas buvo apie tai, tokia mintis, apie tai, kad kai šnekam, atrodo viskas gražu, gerai, faina, ar ne, ir gal ir nelabai norisi prisiminti kažkokius dalykus, kurie jau galbūt ir palikti už nugaros, bet kai klausom kitų žmonių ir atrodo, kaip jam faina viskas, kaip jam sekasi, aš čia va tokia, gal kažkas čia su manim ne taip, gal dar kažkas ar ne, nežinau, kiek norisi prisiminti, bet jeigu kažkas, kas žiūrės ir galvos apie save, jai tai sukrito kortos kažkaip ten, ar ne, gal jai ten pasisekė, jinai laimingoji, kuriai pasisekė, ar ne, o aš tai turbūt netokia, vis dėlto, tas tiltas, ne, nuo to, kas palikta jau už nugaros ir to, kas yra dabar, kiek galėtum ar norėtum pasidalinti vis dėlto su kuo tenka susidurti, kad, augtų ir bujotų tie alyvuogių medžiai. Kalbant iš verslo pusės, tai mes esam nemažai praėję, aš taip galiu pasakyti, kad visų pirma pradėjau savo gyvenimą arba darbo praktiką Lietuvoje, tai aš vienu metu buvau ir draudimo agentė, anksčiau tai vadindavau labiau draudimo agentė, draudimo konsultantė ir tuo pačiu metu maždaug fotografavau. Man atrodo, kad viskas buvo super, viskas patiko ir po to visgi nusprendžiau, kad kažkur tai reikia man augti. Ir man tiesiog prireikė studijos, aš ją turėjau. Tada nutiko kovidas, bet kovidas nutiko kaip visiems. Tai visi arba kažkaip tai restartavo, arba darė pokyčius kitą linkmę. Tai, sakykime, tas sunkumas ir buvo nuspręsti, ką toliau daryti. Nes man kaip ir buvo patogu, aš fotografavau tiesiog patalpoje dažniausiai arba redagavau nuotraukas, tvarkiau kažką, tai šiek tiek montavau video, bet labai pasiilgau žmonių, man buvo be galo sunku. Nors aš nesu labai iš pirmo karto labai fainas žmogus, galbūt tokia kitą kartą ir griežta jaučiu, atrodau ir panašiai, kieta kaktą galbūt net. Bet man žmonių reikia, man jie yra reikalingi, aš be jų negaliu gyventi. Tai tada atsirado Spiečius.
Tada jau pradėjo atsirasti galimybės kažkur tai eiti, kažką tai daryti. Ir tada visgi išvažiavau aš į tą Budapeštą stažuotį kaip fotografė. Ten buvo labai sunku. Prisipažinsiu, net verkiau, ašarojau, galvoju, nafik, man čia nieko nebereikia, važiuot gal namo. Todėl, kad tiek darbo, kiek jie man žadėjo, kad bus, ta prasme, bent jau 4 dienos per savaitę, kad aš turėsiu veiklos, to nebuvo. Ir man buvo be galo sunku, esi svetimoj šaly, svetimam mieste, kur be galo daug žmonių yra, kur nieko gali netgi nepažinoti ir čia yra visai normalu. Daugybė turistų, Budapeštas yra turistinis labiausiai turbūt miestas. Nors ten ir buvo kiti kursiokai, kurie mokėsi ir kitose, dalyvavo kitose praktikose. Bet kažkaip tikėtina dėl to, kad aš buvau turbūt vyriausia iš visų, niekam nebuvo su manimi įdomu. Tai va, bet po kurio laiko situacija pasikeitė. Aš irgi klausiau, ką man daryti su tuo, ar man važiuoti namo, bet nesako, tu turi kontraktą, turi jį užbaigti. Verk neverku, žodžiu. Verk neverku, žodžiu, turi pasilikti ir nieko čia nebus. Tai visgi pavyko sutarti, kad man duos kažkokio dar kitokio darbo. Susiradau dar vieną papildomai įmonę pati ir gavus taip, kad aš užsipildžiau savo dienas. Galų gale tarp tų kitų žmonių, kurie irgi važiavo viena grupė, aš atradau bendraminčių, šiaip ne taip. Tikrai labai žaviuosi, labai fainos moteris. Ir labai fainai man ten pavyko paskui susireguliuoti. Bet ten buvo tikrai žiaurus metas, vienas iš tokių laikų. Ir tikrai buvo sunku nesispjaudyti, kitaip tariant. Tai vienas iš tokių tikrai skaudžių akimirkių, kur aš ir dabar labai prisimenu jautriai. Kitas etapas jau buvo po to, kai aš jau grįžau į Lietuvą ir visiems pasakojau, kaip galima fotografuoti kitaip, kaip galima su social media sužaisti, kaip galima tekstus daryti, kaip galima reklamą, kaip tą, kaip aną, 30. Žmonės mane Kėdainius. Iš kokios tu planetų? Iš kur tu čia ateini? Sako, manęs netgi už dyką niekas neėmė. Man čia buvo skaudžiausia. Sakau, aš turiu tiek žinių, aš turiu tiek praktikos, aš turiu tą. Ne, man nereikia. Nu, į vieną restoraną, tarp kitko, į vieną nuėjau, į kitą. Sakau, aš jums už minimalį, sakau, padarysiu, man tik tai duokit parodyti, ką aš galiu. Niekas manęs neėmė. Niekas, net už dyką. Tai aš taip, tai darysiu aš pati, kaip aš noriu. Kam aš noriu darysiu, pradėjau kažką tai savo daryti. Paskui žmonės pradėjo mane pastebėti, pradėjo kreiptis, nes social media į Kėdainius atėjo ganėtinai vėlai. Kiti miestai jau pradėjo judėti, didieji ypatingai, o Kėdainiai vis vėliau ir dar šiai dienai dar yra situacija tikrai prasta. Yra keletas žmonių, kurie visai neblogai įsitvirtino ir dirba, prisitaikė savo veiklas. Bet realiai tai tikrai daug kas dirba labai prastai. Ką turi omeny? Tai, kad jie turi puslapius ir nedirba. Tas yra tikrai žiauru. Jie turi tiek daug ką parodyti, papasakoti ir jie to nedaro. Ir tada gaunasi, kai žinomumo nėra, o mesgi naudojamės social media praktiškai kasdieną, ne? Ir niekas nemato, nežino ir apie juos pamiršta. Tada verslai ir žlunga, užsidaro. Tai ką reikia daryti? Tiesiog atsisėsti ir pagalvoti. Jeigu daro, tai darykit su social media, bent jau. Tai yra vienas iš įrankių. Ne visi, bet tik tai vienas. Bet jeigu jį bent jau pastatyti ant ratuko ir važiuoti, tai jau visai kitas rezultatas bus. Tada galima kabinti dar kažką. Aš klausau ir galvoju, kaip pačia atrodo aplinkybės kažkokios susidėlioja, ar čia
kokios asmeninės tavo pačios, nežinau, savybės, galbūt kurias tu turi ir kurias galbūt ir kiti žmonės galėtų savo kažkaip priminti, kad turi, padeda tau pačiai, ar ne, sunkumų buvo, ar ne, tai čia tik tai dalis viso to proceso, ar ne, kaip manai, kokios savybės padeda išeiti iš tų sunkumų galbūt? Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra žengti žingsnį. Jeigu aš būčiau žinojusi, kad man bent jau kažkiek tai seksis veikloje, tai aš būčiau tą žingsnį žengus jau prieš tai. Tai turbūt čia pirmoji taisyklė, apie ką reikia pagalvoti, tai žengti drąsiai žingsnį į priekį ir žiūrėti, kas bus. Visko yra išmokstama su laiku, nes verslas verslui nelygu ir kompetencijos, kokias mes turim kiekvienas viduje, irgi nelygų kitam žmogui. Tai jeigu suderinus viską, peržiūrėjus savo gyvenimo patirtį, mes viską galim pritaikyti. Viską. Fotografuoti netgi produktą ar savo verslą galima labai lengvai. Filmuoti irgi labai lengvai, yra tik keletas taisyklių. Viskas. Ir važiuoji. Aš galvoju, nes turbūt čia apie tą pradžią, kai aš žiūrėjau kažkada dar bibliotekoje, ten buvo renginys, ar ne, žiūrėjau į Iriną, ar ne, tikrai negalvau, kad vieną dieną čia galėtume kartu sėdėti ir turbūt susitikom jau tada jau šiek tiek labiau gyvai toj Sėkminga aš, ar ne, klube. Tai turbūt nežinau, ar čia pabaigai galbūt vis dėlto. Ką tau reiškia, ar ne, to, kad yra vyras, yra vaikai, verslas, ar ne, gyvenimo patirtis, o kaip čia į visą tą paveikslą įsipaišo moterų bendrystė, mentorystė ir šitie reikalai? Aš galbūt patikslinsiu dabar, Sėkminga aš vadinasi VAO sėkmės klubas ir kaip visa tai, turbūt viskas su laiku susidėliojo tam tikroje reikalingoje vietoje, nes mentorystė atėjo iš to, kad pati iš pradžių buvau mentį, tai yra mokinys, ir po to pasižiūrėjom, kad aš tikrai turiu kuo pasidalinti, ypač apie social media, ir patirtis yra nemaža, ir praktikos yra labai daug, ir klientų skirtingų sferų tikrai esu pačiupinėjusi jau tikrai nemažai, ir vadinasi jau to galiu dalintis. Tai lygiai tas pats, kaip esu mentorė būtent VAO sėkmės klube, lygiai taip pat mentorė esu inovacijų agentūroje, kur gali irgi žmonės užsiregistruoti nemokamas konsultacijas, e-mentorystė vadinasi, tai irgi vertingi įrankiai, kurie gali padėti žmonėms apsispręsti, ką toliau daryti su to, ką jie turi. Tikrai verta tiesiog paieškoti, nuo ko man pradėti, ką man tęsti ir kaip man visą tai padaryti. O moterų bendrystė visgi, aš sakyčiau, kad tai yra viena iš stipriausių, tame, kad jos kažkaip palaiko labiau viena kitą. Ypatingai, jeigu bendradarbiauja, atranda laiko susitikimam, tai čia yra pats geriausias turbūt įrankis solo verslams arba mažiems verslams, kurie ypatingai parduoda savo paslaugą, prekę, jau, sakykime, galutiniam klientui. Labai daug vertės yra. Tiesiog reikia kitą kartą ateiti ir pasižiūrėti, ką mes veikiam. Tai Irina, kaip suderinti visus šituos vaidmenis, nuo ko pradėjom, ar ne, kad kaip suderinti visus šituos vaidmenis, pareigas, atsakomybės, nešnekėjom dar apie vaikus, ar ne, ten, ką reiškia dar būti mama, turbūt yra atskiras didelis klausimas, ar ne, ir kas tau padeda tai padaryti? Aš manau, kad šeimoje labai daug man padeda, ne tik kad mano, bet taip ir yra mano vyras. Aš tikrai žaviuosi juo kaip žmogumi, kuris yra vaikui galbūt svarbesnis negu mama šiai dienai. Ir tas vyriškos jėgos, vyriško draugiškumo, vyriško rūpesčio vaikui, tai čia yra turbūt stebuklas man aplamai yra. Nes nedažnai tą pastebiu ir tokios prieš tai patirties neturėjau. Tai kalbant apie tai, tai suteikia jėgų
ir laiko, kad kai kurie kampai namų laikosi labai tvirtai, kur tau nereikia visko daryti pačiai. Tas rolių pasidalinimas gaunasi toksai saldžiai gaivus. Ir jeigu įvardinti čia konkretų kvapą, skonį, tai būtų vanilė. Taip pat, nes vienas iš tokių galbūt romantiškiausių kvapų, kuris patinka ir mano vyrui, tai jis jau ten aukšta, jeigu vanilę pasikvėpina. Sako, viskas gerai. Taip pat, tai labai svarbu turėti žmogus, į kurį galėtum atsiremti. Arba bent jau, kas galėtų palaikyti tam tikras atramas. Nes be to nekaip. Man labai pasisekė. Tai santykiai kažkokiu būdu, ar ne, iš kažkurio kampo vis tiek yra didžiausia atrama, ar ne pačiu? Be abejo. Vienai aš nepakelčiau. Galbūt mano kelionė būtų visai kitokia, bet aš ir būčiau kitokia. Tikriausiai, kad dingtų visas mano moteriškumas, pasidaryčiau galbūt tikrai labai vyriška, nes visą laiką auginau vaikus pati. Beveik visą laiką patikslinu, tai gaunasi taip, kad tas kitas žmogus yra beprotiškai reikalingas. Bet čia kiekvienam linkiu, kad kuo geriau susiklostytų. Tai jeigu kažkas žiūrės ir norės ne tik tai paragauti maisto, bet ir pabendrauti su pačia, tai kaip gali susisiekti? Ir kur vis dėlto šito restorano ieškoti Kėdainiuose? Susisiekti su manim galima paprastai, manęs yra daug kur internete, jeigu įvesit mano vardą, pavardę, mane tikrai drąsiai susirasit, tai jeigu įvesit Irina Eit, tai galite atrasti daug straipsnių, galite su manim susipažinti, yra įrašų, yra video, yra daug dalykų ir tikrai atrasit mano veiklas, ką aš veikiu. O kalbant apie kaip mane rasti fiziškai, tai jūs mane visą laiką rasit Čiabe, Alma Čiab restorane. Jisai yra Kėdainių širdyje, Senamiestyje, Didžioji 25 ir atidarimas viliamės, kad bus birželio pradžioje. Tai jau pagaliau galėsim paragauti to libanietiško kvapo ir skonio. Tai tikiu. Gerai, tai esu labai dėkinga Irina už pasidalinimą ir aš jau čia bandžiau, ar ne, sakau, pabandykim ką nors pagaminti, tai dar vis dėlto tie paruošiamieji darbai, ar ne, tai labai norėčiau tikėti, kad kitą kartą susitiksime vis dėlto jau virtuvėje ir ką nors pagaminsime. Aš manau, kad taip ir bus. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot, ačiū Irina ir manau, kad jeigu dar liko kažkokių tai klausimų, minčių, galbūt kažkokį tai asmeninį klausimą iškėlė be klausant ir pačios patirties, tai manau, kad galite susisiekti, paklausti, užduoti ar tiesiog pasidalinti savo patirtim. Tai ačiū labai Irina, ačiū visiems, kas žiūrėjot ir ačiū. Gražaus pavasario. Gražaus pavasario.